Labas merginos! Visai neseniai kėliau video, kur rodžiau, kaip aš darausi makiažą su auksinėmis bei rudomis spalvomis. Jeigu dar nematėt, būtinai paliksiu linką apačioje. Na, o šiandien pademonstruosiu dar vieną makiažą, kurį taip pat dažnai mėgstu darytis. Tai yra pin-up įkvėptas ir, sakyčiau, primena truputį Marilyn Monroe stilių. Tad gero žiūrėjimo. Gerai, tai pradėsiu nuo kreminės pudros. Šiandien naudosiu dviejas, tiksliau maišysiu dvi kreminės pudras. Abejos yra iš firmos Maybelline. Viena yra Matte Mouse, numeris 5 ir kita yra Dream Satin Liquid. Ir šitos numeris yra 4, vadinasi Light Porcelain. Tai va, tai sumaišysiu abejas ir užsitepsiu ant veido. Mano krempudra užtepta ir toliau, ką naudosiu, tai yra maskuoklis. Naudoju taip pat iš Maybelline, vadinasi Eraser Eye ir mano spalva yra Light, tai čia jeigu neklyčiu ta pati šviesiausia. Ir dabar ką padarysiu, tai tiesiog truputėlį išsuksiu produkto, va šitaip, ir naudosiu netiesiai po akim, nes tokiu atveju pasidarys kaip raukšlės, tiesiog subėga pats maskuoklis. Tai tiesiog paimsiu su savo viduriniu pirštu, truputį ant piršto ir tuomet tepsiu po akim. Tokiu atveju neatsisudarys maskuoklio raukšlės. Ok, tai mano veidas beveik paruoštas. Dar vieną dalyką, ką naudosiu, tai yra highlighteris. Tai turbūt šviesundas, niekada neatsimenu kaip vadint. Iš Revlono, vadinasi Photoready Skin Lights. Spalva yra 200 Pink Light, Clair Rose. Ir tiesiog paimsiu truputėlį aš ant rankos. Va šitaip. Ir tiesiog su pirštu paimsiu ir užtepsiu ant savo viršutinių žandikaulių štai čia. Ką aš dar mėgstu padaryti, tai truputėlį šio šviesinto užtepti ant savo nosis, ant pačio galiuko ir per vidurį tiesiog truputį taip pat išsklaidyti. Jeigu šiandien nesidėčiau labai tamsaus lūpdažio, tai tuomet uždėčiau taip pat ant savo apatinės lūpos čia per vidurį ir ant viršutinės pačiam viršuje taip vizualiai truputį padidintų lūpas. Na ir dabar visą veidą padengsiu kompaktinę veido pudrą, naudoju iš MAC, vadinasi Light, tai yra tiesiog šviesi paprasta pudra ir paimsiu truputėlį su dideliu pudros šepetuku ir užtepsiu visur aplink veidą, ant savo kaktos, ant žandų ir truputėlį ant kaklo, tam, kad mano makiažas išbūtų visą dieną. Ok, tai dabar jau galiu perėti prie akių ir naudosiu šiandien paletę iš Chanel, va yra štai tokia. Spalvos yra tokios, kad matosi. Ir dabar pradėsiu nuo tamsesnės rudos spalvos ir paimsiu tokį didesnį šepetuką, jis yra toks labai minkštutėlis. Ir dabar paimsiu tą tamsesnę rudą spalvą ir išsklaidysiu tiesiog per vidurį savo akies, va šita vieta, kur yra virš voko. Padarysiu tai abiem akim. Spalvą paimsiu, tai yra šviesiai ruda, tokia kaip kūno spalvos ir naudosiu tokį šepetuką, tai yra paprasčiausias šešėlių šepetukas, toksai plokščias ir dabar užtepsiu ant vokų. Gerai, dabar sekantis šešėlis, kurį naudosiu, tai yra šviesiai ružavas. Paimsiu truputėlį su tokiu šepetuku.
tai irgi toksai kaip didesnis truputį šešėlių šepetukas ir užtepsiu čia naiva pačiame viršuje, kur yra po antakiu ir taip pat truputį į akies kamputį, tai vizualiai truputį padidins akis ir tiesiog padarys jas gyvesnes, šviesesnes, labai nedaug užtepu, netgi nelabai spalvos ir matosi, tiesiog duoda to tokio truputį pašviesėjimo. Tai va taip, ir dabar ką padarysiu, dabar paimsiu dar vieną va tokį va šepetuką. Tai yra taip pat kaip šešėlių šepetukas, toksai truputį ilgesnis, minkštutis ir dabar naudosiu juodą spalvą. Ir dabar ką padarysiu, tai sugrįšiu į tą vietą, kur naudojau tamsesnius rudus šešėlius, va čia, ir tiesiog truputį įdėsiu va čia va į kamputį. Daugmaž iki pusės, nedarykite visai akį, tik tai va pačiuose kampučiuose. Ir dabar lygiai tą patį padarysiu anoj pusėje, va šitaip, ir dar gal truputį čia įdėsiu. Ir dabar paimsiu kitą šepetuką, tai va tokį va didesnį, va čia yra toksai, aš jį naudoju visą laiką išsklaidimų šešėlių ir dabar tuos šešėlius truputėlį viršuje išsklaidysiu tam, kad tiesiog jie susilietų kartu. Ir dabar truputį dar patvarkysim apačią, tai naudosiu pirmiausiai šviesiai rudą šešėlį, tą kur kaip odos spalvos ir va tokį va šepetuką, yra toksai va nedidelis šešėlių šepetukas, taip pat pailgas ir tiesiog paimsiu ir truputį užtepsiu savo apatinį liniją, štai po akimis ir tuomet maždaug nuo pusės, nuo čia iki kampučio užtepsiu tamsiai rudą šešėlio. Tai dabar tas padaryta, dar vieną dalyką padarysiu akiai, tai su paprastu baltu pieštuku užpildysiu tiksliau vandens liniją, štai čia viduje, tai taip pat padės truputį akim atrodyti gyvesniem ir tiesiog didesniem. Na va, kaip matot, iš tikrųjų tiesiog atvėrė akis. Atrodo kur kas didesnis. Ir dabar sekantis dalykas, ką darysiu, tai naudosiu akių markerį juodos spalvos iš Collection 1000, man atrodo vadinasi. Vadinasi Extreme 24 Hours Felt Liner, Tip Liner. Jau žinokit, labai seniai turiu, tai beveik net nusitrynė viskas, tai sunku skaityti. Ir dabar ką padarysiu su juo, tai tiesiog nubrėšiu labai ploną liniją, va čia, kur mano vokas, šalia mano blakstienų linijos ir tuomet padarysiu tiesiog tokį, kaip ir aukštyn pravedimą su tuo pačiu juodu pieštuku, ne pieštuku, bet markeriu ir tiesiog padarysiu tą tokį vadinamą wing liner. Tai sekantis dalykas, ką darysiu, tai užsiimsiu savo antakiais, kaip matot pas mane, jie yra pakankamai tamsūs šiuo metu, tai aš tiesiog truputį iššukuosiu su tokiu šepetuku antakiu ir tiesiog truputį padailinsiu formą su akių pieštuku, naudoju iš L'Orealio, vadinasi Brow Artist Shaper, mano spalva yra, man atrodo, vadinasi
Dark Brunette, jo, 4 numeris Dark Brunette. Tai va, tai tiesiog dabar su juo truputėlį padailinsiu antakių liniją. Tai kaip matėt, skirtumo praktiškai nėra, tiesiog aš truputėlį pailginu pačiam gale ir truputį padailinu čia priekyje. Ir dabar ką padarysiu, tai vėlgi dar kartą iššukuosiu su savo šepetuku. Ir šepeštuko kitame gale tai yra toksai kaip, nežinau kaip vaškas, kaip čia pavadinti, bet man kažkaip jis labai gerai nelaiko plaukų, sakau, antakių. Tai aš naudosiu iš Essences. Kaip visą laiką vadinasi Lash and Brow Gel Mascara, man jisai labai gerai laiko. Tai dabar tiesiog truputėlį jo uždėsiu ant antakių, labai nedaug reikia. Ir man jisai padeda išlaikyti visus antakius ten, kur turi būti visą dieną. Ir ką dabar toliau darysiu, tai pereisiu prie akių tušo. Naudoju iš Estee Lauder, vadinasi Symptoms Extreme Lash Multiplying Volume Mascara. Šiandien apačioj nedėsiu jokio tušo, dėsiu tik tai viršuje porą sluoksnių. Ir dabar prie ko pereisiu, tai prie žandų, tai naudosiu skaistalus iš Smosh, vadinasi, neaišku kaip, bet yra toksai super ružavas, va, kaip matot, tai jo reikia naudoti labai nedaug, tai va, paimsiu aš savo skaistalų šepetuką, mat štai tokį aš naudoju, toksai va kaip didesnis, labai toksai švelnutis, ir tiesiog paimsiu labai nedaug skaistalų ir dar nupūsiu, kad tiesiog per daug neužsidėtų, ir uždėsiu truputį ant žandų ir to pačiu stengsiuosi truputį va taip nueiti į viršų. Na va, ir dabar paimsiu tokį va didžiulį šepetuką, aš nežinau, angliškai jisai vadinasi fan brush, nežinau kaip čia lietuviškai pasakyti toksai, bet žodžiu, su juo dar truputį va išsklaidysiu, tam, kad neatrodytų mano žandai super ružavi. Tiesiog va, truputėlį, ne per daug. Manau, kad dabar ok. Ok, ir dabar ką padarysiu dar prieš einant prie lūpų, tai sugrįšiu prie akių markerio juodo ir padarysiu čia nais tokį, kaip sakyti, tokį dirbtinį, nedidelį apgamiuką. Va, padaryta, ir dabar kas beliko, tai tik tai lūpos. Tai kaip lūpų pieštuką naudosiu iš Chanelio, spalva yra, dabar geras klausimas, kuris spalva, tik tai matau, kad yra japoniškai parašyta, ir matau yra tik tais numeris 57, bet čia yra ta tokia super raudona. Ir dabar ką padarysiu, tai apvedžiosiu lūpas ir su to pačiu lūpų pieštuku jas užpildysiu. Ir dar prieš tepant lūpdažių, tai sugrįšiu prie savo maskuoklio, kurį naudoju paakiam ir paimsiu vėlgi truputėlį ant piršto. Ir čia aplinkų lūpas pataisysiu, kur yra kokių nelygumų. Galite naudoti šepetuką, čia kaip jums patogiau. Ok, ir dabar kas kaip beliko padaryti, tiesiog užtepti lūpdažį. Naudoju aš šiandien iš Chanelio, numeris 19, vadinasi Rouge Coco Gabrielle. Ir
tiesiog dabar užtepsiu aš taip tiesiai iš tubelės, jeigu jums patogiau, tai galite naudoti pieštuką skirtą lūpų dažams. Nu va, ir viskas. Mano pin-up įkvėptas makiažas kaip ir baigtas.